Spausk mygtuką subscribe ir pirmoji gauk galimybę išvysti visus mano video blogus. Kurkime makiažo receptus kartu. Šiandien kalbėsime apie makiažo galimybės transformuoti veido bruožus pagal atitinkamą dešimtmetį. Šiandien pasinaudosime 50-ųjų metų tendencijomis ir transformuosime mūsų modelį į Audrey Hepburn įvaizdį. Pasidengus ir užsimaskavus visas odos problemėlės, keliaujame prie labai svarbios dalies, tai yra antakių formavimo. Antakiai pagal Audrey Hepburn yra tankus ir vešlūs, kas yra labai aktualu dabartinėme laikotarpyje. Taigi keliaujame prie jų. Keliaujame toliau prie akių makiažo. Jis gan natūralus, tačiau su išraiškinga juoda strėlyte. Kadangi šiame įvaizdyje aktualios išraiškingos ir didelės akys, mes pasinaudosime priklijuojamomis blakstienomis. Makiažo tikslas išdidinti ir apvalinti akis, naudojame atviro voko schemą su opaliu retušavimu. Pasinaudokite žiniomis iš makiažo knygos. Keliaujame prie lūpų. Kūno spalvos atspalvis buvo tendencingas ir 50-aisiais metais. Pats laikas paskutiniam etapui. Pasidarykime Audrey Hepburn šukuoseną. Tendencijos sugrįžta, tad nebijokite pažvelgti į praėjusio dešimtmečio mados ikonas.